Sveiki, aš Linas Kleiza, žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu per Baltijos televiziją. Šį kartą operatorius Jonas Valančiūnas. Žmogus iš didelės raidės. Kaip man sunku sėdėti ant soliukų. Pergyveni kažkiek jaudinės. Tas pasiekimas yra daug solidesnis. Čia dabar visko neprisiminsim, Vidui. Sveiki, aš Linas Kleiza, žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu per Baltijos televiziją. Krepšinio pasaulyje. Vidai, blemba. Krepšinio pasaulyje iš Kauno. Ir kamera perduodo operatoriui Jonui Valančiūnui. Ačiū labai. Turim naują operatorių. Šios rugsėjo 29 dienos laidą aš pradedu labai netikėtai rugsėjo 23 Vilniaus oro uoste, kai štai šį atvirą autobusą susėdo mūsų sidabriniai, auksiniai, kokį tik nori, bet lietuviškai ąžuolai. Taigi Renaldas Seibutis pirmasis pasakys, kas dabar jo širdyje yra. Džiaugsmas ar liūdesys, kad ne auksas, nors mums viskas nuostabu. Ir tas, ir tas. Ir tas, ir tas. Turbūt reikia daugiau laiko susivokti. Bet ir sidabras yra, manau, didelis pasiekimas. Taip kad reikia džiaugtis. O tau, kiekvieną dieną medaliai. Renaldai, tau labai sunku buvo, ar ne, rinktinėje? Vis dėlto tai ne klubinė komanda. Tai aišku, visi geriausi Lietuvos krepšininkai, taip kad, kaip pasakyti, sunku treniruotėse, sunku varžybose, bet emociškai tai buvo super. Bet aš sakyčiau, kad Renaldui Seibučiui truputėlį buvo lengviau ir štai dėl ko. Nes juk pats, žinai, Joną Kazlauską labai gerai su juo sutarė, su Olympiakosu kaip žaidėjai. Lengviau tau nei kitiems buvo, tie, kurie pirmą kartą susidūrė su... Nežinau, ar čia pavadinti lengviau ar nelengviau, ta prasme, žinojau maždaug, ko treneris reikalauja, ko reikia, taip kad nežinau. Visiems vienodi startų. Pasakyk, kad tu žmogus iš didelės raidės. Jo, lietuviškai taisyklingai gali pasakyti, kad tas žmogus, Renaldas Seibutis, žmogus iš didelės raidės. Į čempionato pabaigą buvo tikrai neblogų momentų. Gaila tik tai, kad finalas nepavyko. Aš žiūrovams turėčiau pasakyti, kad šį kartą operatorius Jonas Valančiūnas ir man krepšininkai sako, kad... Labai gerai, labai gerai. Taigi, kokie tie... Ponas Vidai. Tai buvo legendinis krepšininkas Arvydas Sabonis. Ir Vidas Marčiulionis. Pasakyk, labai sunku širdyje, jeigu norėjot aukso... Aišku, sunku, labai sunku. Pergyveno ir viskas. Šalia manęs stovi Kalnietis Mantas. Šeštukumas, aišku, tai yra malonu, tai yra atsakomybė, bet nežinau, tai nėra kažkaip... Daug pas mus kiekvienas varžybos vis kitas žaidėjas iššauna ir to lyderio vaidmuo kiekvienose varžybose skirtingas, taip kad, manau, mūsų komanda visi buvo lyderis. Taigi paskutinis rungtynės. Ar jėgų, ar jau psichologiškai perdegėt ir... Manau, kad mes tikrai... Aš negaliu sakyti, kad mes buvome labai silpnesni už prancūzus, bet ypač vakar jie pataikė savo metimus ir jie paprasčiausiai buvo geriau gal pasirengę finalui psichologiškai, fiziškai ir manau, kad jie nusipelnė to laimėjimo. Norim jūsų paklausti porą klausimų. Krepšinio pasaulyje. Neapsakomos jausmas buvo, kada mes visi buvom kartu, kada buvo nusirašę visi skeptikai, kritikai, visi buvo nusirašę. Bet mes atsitėsim ir parodėm, kad mes
mes ne tokie, kaip mūsų vaidino. Suprantat, kaip man sunku sėdėti ant soliuko ir matyti, kaip vyrai kovojo. Labai sunku, bet norėjau palaikyti psichologiškai. Čia irgi, nors kažkokia tai nauda duot komandai ir ne tik tai aikštelį, bet ir rūbiniai ir treniruotėse būt pozityviam ir duot naudą komandai. Po pirmų 5 varžybų, kada mane neišleido, aišku, jaučiau, kad neišleis mane. Bet buvau pasiruošęs visą laiką kovoti. Įspūdžiai geri, geresni medaliai negu 95, kokiais 10 kart geresni. Palygink iš tikrųjų tą 95 metų ir šitą rinktinę. Na, draugiškumą, žaidėjo atsidavimą ir taip toliau. Tas pats viskas, tas pats labai geri ir čia vyrai, ir ten buvo labai geri. Ir 95-ais, aišku, kažkaip mes buvom dar nepratę Lietuva laimėti. 1995 Liepos 3 Vilnius. Žalgirio stadionas. Ne futbolas, o krepšinis sutraukė čia ne tik vilniečius, bet ir aistruolius atvykusius iš Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir kitų šalies miestų bei rajonų. Arvydas Sabonis įėjęs į stadioną susiėmė už galvos. Tiek gerbėjų jis dar nematė. Po to pasakys savo kolegoms. Visa Lietuva nusilenkė nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė, kuri po 56 metų vėl dalyvavo Europos krepšinio čempionate ir iškovojo sidabro medalius. Mūsų tauta sutiko krepšininkus kaip Europos užkariautojus ir pagerbė taip, kaip 1939-aisiais, kai Kauno sporto halėje lietuvaičiai iškovojo aukso medalius. Kada vėl pakartos mūsų nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tokį žygį per Europą? Vėl pergalės nuskaidrino mums veidus, sušvitusios atėnuose žalia spalva. Visas klaidas ir nesėkmes kartu atleidus, atrodo, Graikija visas skanduoja žodį Lietuva. Šias pergalės nesaugosim vieną. Važinėsi, su kuriuose ilgos sunkios. Kiekvienas čempionatas išlieka atminty, nors 95-ais irgi laimėjome tik sidabro medalius, tik sakau kabutėse, bet jausmas toks pat geras, nes visumoje atidavėm visas jėgas, ypatingai, kad galbūt tas žaidimas pradžioje nebuvo toks jau labai optimistiškas ir kai čempionatas baigėsi galų gale taip, kad laimėjome sidabrą, tai yra gera pabaiga. Aš galvoju, kad mes nusipelnėm to. Sveiki! Šiandien šalia manęs yra Robertas, legendinis krepšininkas. Kaip jaučiatės grįžęs iš šio puikaus turnyro Liublianoje? Ačiū, labai gerai. Aišku, tai nėra labai išsamus atsakymas. Tiesiog norėjom jūsų paklausti, o vis dėlto kaip yra? Kas? Ačiū. Ačiū, tikrai ačiū. Gal kad pirmas kartas, gal šiek tiek sunkiau, bet
džiugu, buvo svajonė patekti į rinktinę, o dar patekau į rinktinę ir dar kažką iškovojom, tai džiaugsmas dvigubas. Manau, kad normalu yra kažkiek vis tiek pergyventi, vis tiek, jeigu tu visiškai nepergyventi prieš varžybas, tai jau čia kažkas negerai. Prieš bet kokias varžybas, net ar būtų ar Lietuvos lyga, ar Eurolyga, ar ypatingai dar Europos čempionatas, pergyveni kažkiek jaudinės ir manau, tai tik padeda pasiruošti. Nežinau, Vidai, dabar labai sunku kalbėti. Ką? Dabar jau labai sunku kalbėti, bet po 20 metų bus lengva klausyti. Niekad nebūna lengva. Ir šiais metais taip pat buvo sunku, bet gavosi gerai. Viskas susidėjo po truputį. Ir jaudulys buvo, ir iš tikrųjų jau jėgos nebe tos buvo finale. Bet jautei dar traumus pasiekmes, ar jau Žalgirį arsi kaip tikras artojus? Jau arsiu kaip tikras artojus, be jokių klausimų. Jauties kaip? Taip. Turkijoje buvom iš viso, nieks nieko nesitikėjo, tai buvo labai lengva ir buvo labai visai kitaip. Ir aišku, negali lyginti, bet čia tas pasiekimas yra daug solidesnis, daug tvirtesnis, be abejo, nes įdėta labai daug darbo, vyrai tikrai pasiaukojo, yra tikrai rezultatas nuostabus ir viskas sukrito kaip turi būti, bet palyginti vis tiek negali tų emocijos visai kitokios. Kitą metą Ispanija pasaulio čempionatas. Tai bus jau tikrai, jau pradėjom laukti ir aš jau laukiu ir man atrodo Sabonis labai laukia šito ir čia bus šventė didžiulė, nes kaip žinom visi mes tą Ispaniją surišti, konkurencija yra, reikia mums dar daug patobulėti, pastiprėti kaip komandai, tikrai yra vietos labai daug, kur tobulėti ir manau, kad turim patobulėti, nes kitos komandos pastiprės, tai bus daug sunkiau. Reikia vėl viską iš naujo pradėti, bet šitas rezultatas sutvirtina, cementuoja Lietuvos poziciją krepšinio pasaulyje. Ir duoda dar 10 metų bent, kad ir nebūtų rezultatų 10 metų, jau yra dabar vėl pergalė, įžymi, kad vėl krepšinis populiarės, o žmonės norės žaisti ir reikia šito didžiuotis, reikia džiaugtis. Viskas sėkmingai baigėsi, grįžtam laimingi į Lietuvą. Vyrai maksimalistai, antra vieta yra labai smagu, bet visada norisi daugiau. Jie nori daugiau. Visi nori daugiau, ypač Jonas nori daugiau. Labai džiaugiamės, labai palaikėm, labai sirgom ir labai esam laimingos. Eglė, pasakyk savo nuomonę apie čempionatą. Iš tikrųjų labai džiaugiamės. Pirmą kartą sidabro medalis, tai esame labai laimingi. Viktorija. Didžiuojame savo vyrais. Jie tikrai viršijo, manau, ne tik mūsų, bet visų sirgalių ir visos Lietuvos lūkesčius. Prašom prisistatyti laidai krepšinio pasaulyje. Labą dieną, aš Eglė. Kokios tavo nuotaikos po čempionato? Labai geras, labai džiaugiamės, kad tiek daug palaikančių gatvėse. Labai smagu. Šypsomės, visi šypsomės ir planuojam kitus darbus. Ir žaidėjai jau apie tai irgi galvoja čia. Tos džiaugsmas turi būti trumpas. Prancūzai dabar turi auksą, mes turim sidabrą. Yra kaip yra. Norėjau pasakyti didelį ačiū visiems žmonėms, kurie palaikė mūsų čempionato metu. Aišku, ypatingas didelis dėkui tiem, kas atvažiavo į finalinės kovas ir palaikyti mūsų Slovėnijoje. Ačiū! Kojas vasar, nevalia stabdyti, privalai bandyti. Jausmas malonus, žinai, kai matai žmonės, kurie tau, kaip sakant, dėkoja, ačiū sako, tai aišku malonu. Temperatūrų skirtumas labai didelis, mes ten, kaip matėjai, apsirengę trumpom maikutėm, ne maikutėm, trumpom rankovėm, kaip sakant, marškinukai, marškinėliai. O čia toks jau šaltukas, jau vėjas geras. Pasiruošę apsirengiam iš karto greitai.
nevalia stabdyt, privalai bandyt, aš galiu pabandyt. Tu mano gimtinė, o Lietuva, Lietuva tėvynė, o Lietuva, tu mano gimtinė. Donatas Motiejūnas, tai pirmasis Donato čempionatas ir jis jau yra sidabrinis. Suprantama, Dimo yra neradžis, bet jis be aukso irgi negalės gyventi. Donato gyvenime aukso dar bus labai daug. Donatai, sveikinam tave. Narsuolė, sveikinam tave. Šaunuolė. Taip, jūs čia pačiupkit. Spėkit dar stverti, bet tik ne už medalio. Donatai, sveikas gyvas. Čia, numeris 5. Mantas Kalnietė. Mindaugas Kuzminskas, Kuzė! Nors šįkart šukuosenos grožio prasme Mindaugą nugalėjo Liudas Kleizas. Kuzė nugalėjo Jaudulį ir puikiai debiutavo rinktinėje, žaiddamas už Lietuvą. Visa Lietuva turi vieną ir antrą garantuotą brolį. Numeris 7 Darijus Šlavrinovič. Darijušas, brolis, puikiai žaidė. Dėmesio, jūs turit būti pasiruošę jam, nes jis būdavo pasiruošęs visada dėl mūsų. Visada, visas jėgas atiduodantis ir kompromisų nepripažįstantis. Numeris 8, Jonas Mačiūnas. Jonai, greitas, vikrus, taiklus, mylimas mūsų krepšininkas, eidavęs į aikštelę tada, kada reikia, būdavęs ten, tiek, kiek gali, atiduodavęs jėgų, kiek turi. Tomas Dalininkaitis. Numeris 10, Renaldas Seibutis. Renaldas Seibutis. Jo buvo pilna visur. Gynyboje, puolime. Jo, lemiami tritaškai, išgelbėjo milijardus lietuvių nervų ląstelių. Ačiū Linui Kleizai. Ir sėkmės, kaip ir jam, kaip ir visiems suprantama krepšininkams naujame sezone. Lina, pagerbkime ir numerį 12, antrą brolį, kuris atsiranda. Krzysztof Lavrinovič. Krzysztofas lieka Lietuvoje, lieka tavo žalgiryje, kaip ir Renatas Seibutytė. Prisižiūrėsim iki Sofijos iki Valiai. 2003-aisiais Krzysztofui atiteko auksas Švedijoje. 10-ųjų sukakčių proga pasidovanotas puikus sidabrinis papuošalas pavadinimu Lyderukas. Pakviesime dar vieną krepšininką, kuris grįžęs iš čempionato lieka Lietuvoje, lieka Kauno Žalgiryje. Numeris 13, Martynas Pocius. Martynai, mes sveikinam tave ir džiaugiamės už tave sugrįžus. Pasitikime numerį 14. Norės aukso ir tik aukso. Tai yra krepšinio juvelyras, kuris greitu metu mus visus aprūpins aukso. Svarbiausia, kad Jonui jau užgijo viršugalvis, kurio nematė teisėjai rungtynėse. Ir norime pasitikti komandos kapitoną, numerį 15, Robertą Jevtuką.
komandos dvasia, kapitonas ir tvirčiausias komandos trenerių štabas. Sigitas Kavaliauskas, fizinio parengimo treneris. Taip pat kviečiame trenerį skautą Beną Matkevičių. Kviečiame trenerį Darių Maskoliūną. Kviečiame trenerį Gintarą Grafiką. Ir Lietuva dar vieną svarbiausią Joną, vyriausiai komandos trenerį Joną Kazlauską. Iš visos širdies norime padėkoti treneriams už aštrią mintį, už šaltą protą, kai to reikėjo. Už pagalbą krepšininkams, kai buvo labai sunku. Lietuvai jie visada čempionai. Jie parodė, kad Lietuva yra kovinga tauta, kad lietuviai visada gebėjo apginti savo Lietuvą ir iškovoti tai, ko visada mes kartu siekėme. Todėl jie ir liko ir bus mums čempionai. Dėkoju ne tik jiems, o visiems tiems, kurie padėjo jiems tapti čempionais, jų tėvams, mokyklai, treneriams ir jums visiems sirgaliams. Lietuva! 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 Jautėm jūsų palaikymą viso čempionato metu ir ačiū, kad jūs tikėjote ir tikėsite dar mumis. Tiesiog jūs esate patys geriausi fanai, numeris 1 ir ačiū jums tai. Ačiū visiems susirinkusiems čia. Ačiū mūsų gausiam sirgalių būriui, turbūt pačiam gausiausiam ir pačiam didžiausiam ir geriausiam visam pasauliu. Jūs buvote tomis sunkiomis minutėmis mūsų šeštas žaidėjas. Ačiū Jums už palaikymą, už supratimą. Noriu padėkoti komandai ir kapitonui asmeniškai už tos sunkias kovas. Taip pat labai dėkingas visiems mūsų artimiesiems, mūsų šeimos nariams, kurie, kaip sakant, kenčia tą netektį. Ačiū Jums visiems. Turėdami tokius fanus, aš tikiuosi, kad Lietuvos krepšinis dar ne kartą bus tose aukštumose, kur ir turi būti.